Sveiki, antradienį baigėsi paskutinis 2025 m. savivaldybės tarybos posėdis. Siekiant, kad efektyviau būtų įgyvendintas 2025 m. biudžetas, atliktas paskutinis biudžeto perskirstymas, taigi galime ramiai išlydėti šios metus. Mėly Vilniaus rajono gyventojai, besibaigiant 2025 metams ir artėjant naujiems 2026 metams, noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų už bendrystę, kantrybę ir aktyvų dalyvavimą prisidedant prie Vilniaus rajono kūrimo. Praėję metai buvo darbingi, kupini iššūkių, bet kartu ir reikšmingų pasiekimų, kuriais galime tikrai visi kartu didžiuotis. Didelį dėmesį skiriame infrastruktūros gerinimui, atnaujiname ir sutvarkėme nemažai vietinės reikšmės kelių, pėsčiųjų takų, viešųjų erdvių. Na ir pagaliau efektyviai bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija ir VIA Lietuva pavyko net sutvarkyti tokias vietas, kurios ne vienerius metus varė į neviltį gyventojus ir jau buvo tapusiomis kone rajono tokiamis gėdomis. Tai pavyzdžiui, Nemenčinės miesto centrinė gatvė. Toliau investuojame į švietimą, modernizuojame mokyklas ir darželius, įrengėme naujus modulinius darželius, kad ne tik gerėtų ugdymo sąlygos, bet ir galėtume priimti dar daugiau vaikų. Turime ką dar veikti, bet kiti metai bus, man atrodo, proveržio metai. Socialinėje srityje plėtėme socialinių paslaugų prieinamumą, stiprinome pagalbą šeimoms, seniorams ir žmonėms su negale. Daug dėmesio skiriame ir medicinos sričiai, kad gyventojai gautų geresnės, dar labiau prieinamas sveikatos paslaugas, bei apskritai sveikesniai ir saugesniai gyvenamai aplinkai skiriame nemažai dėmesio, tame tarpe ir aplinkosaugai. Atnaujiname ir tvarkime komunalinį ūkį, kad gerėtų šildymo, geriamo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugos. Toliau skatinome bendruomenių iniciatyvas ir jas įgyvendinome, kartu kūrėme priemonės, kurios didintų bendruomeniškumą ir neštų naudą gyventojams. Pavyzdžiui, kaip Vilniaus rajono gyventojų kortelė, ir tikrai raginu dar daugiau gyventojų prisijungti, turėti šią aplikaciją. Gyventojus kvietėme į gausias minias suburiančius renginius, kurie tikrai puoselėja mūsų tradicijas ir atsiveria modernioms idėjoms. Dar daug ką galima būtų minėti, tačiau tikiu, kad jūs, gyvendami Vilniaus rajone, kasdien pajaučiate ir tos didesnius ir mažesnius pokyčius. Visa tai nebūtų įmanoma be aktyvių bendruomenių, be jūsų, be socialinių partnerių, savivaldybės, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų, taip pat mano politinės komandos. Tai nuoširdžiai dėkoju už šios metus visiems jums, už tą atsakingą ir prasmingą darbą, kurį atlikome. Žvelgdamas į 2026 metus, matau aiškiai kryptį ir ambicingus planus. Paskutiniai kadencijos metai bus skirti tolimesniam infrastruktūros modernizavimui, ypač augančiose gyvenvietėse. Toliau stiprinsime švietimo ir socialinių paslaugų kokybę, skatinsime darnų vystymąsi, investuosime į viešasias erdves, sveikatos paslaugas, kultūrą ir sportą. Užtikrinsime atvirą dialogą su gyventojais, kad sprendimai būtų priimami girdint jūsų poreikius ir lūkesčius. Vykdami kartu galime kurti patogų, saugų ir ateities iššūkiams pasirengusi Vilniaus rajoną. Vietą, kur gera gyventi, auginti vaikus ir kurti savo ateitį.